Labas vakaras, Ledo Ritulio bičiuliai, sveikinamės iš Vilniaus pramogų arenos, kur netrukus prasidės antrosios serijos rungtynės. Šiame pusfinalyje ginklus surėmė Vilniaus Hockey Punks ir Kaunas Hockey klubai. Pirmajame susitikime vykusiame Kaune, kiek netikėtai, didelių skirtumų 4-0 pergalę iškovojo Punkai ir dabar vilniečiai serijoje iki 3 pergalių pirmauja rezultatu 1-0. Tai tiek vienos, tiek kitos komandos žaidėjai, bet čia vienas šansas, o čia buvo galimybė Švedavičius savo zonos, dabar Rankauskas. Ir Žaltakovas šalia, Rankausko metimas ne pats geriausias, stipriausias pajėgos dabar mestos ant ledo. Ne visai, tiesa, nėra dar. Ir čia įvartis, Edgaras Rybakovas. Edgaras Rybakovas, prabėgo 3 sekundės. 3 sekundės, kai turi kiekybinę persvarą, paverti ją įvarčiu. Kaptenis palieka Rytulį Šlikui. Šio metimas, dar vienas šūvis ir antrasis įvartis. Štai taip, kažko primena rungtynės pirmąjį susitikimą Kaune. Pats Šlikas metė, pats antras smūgį atliko po to, kai šoko Rytulys nuo vartininko ir Karolis Šlikas. Dėl to geresnė situacija yra aikštės šeimininkams, jie pirmauja 2-0, nors rungtynės dar toli gražu nelaimėtos. Bičiaus metimas ir čia koks šansas, tuo šansu naudojasi Kaunas Hockey. Rytulys iššoko, niekas iš komandos draugų nesuskuvo prie jo ir Kaunas Hockey komanda muša įvartį. Taip, sunku tikėtis, kad kauniečiai sausų rezultatų pralaimės ir vienas ir kitas rungtynes, taigi stiprus smūgis ir dar vienas šansas ir štai taip, labai greitai lygina rezultatą Kaunas Hockey komanda. Prireikė vos kelių minučių, kad nuo rezultato 0-2 taptų rezultatas lygių 2-2. Įmušė 2 įvarčius, dabargi jau, kokia galimybė. Čia jau pergudravo Kuliešius pats save. Mailui. Šis Rybakovai. Rybakovas priartėja prie vartų ir čia sumaištis prie vartų. Žaltakovas Šlikas. Žaltakovas. Žiukas. Iš aštraus kampo metė jis. Labai stiprus smūgis. Į bandas Morozovas. Žaltakovas sumaniai apeina varžovus. Laikas bėga ir prasideda jau paskutinioji mačo minutė. Remigijus Guoga. Geras perdavimas ir galėjo išplėšti pergalę dabar. Gali būti, kad išvysime pratęsimą, jeigu niekas neįmuš per tas likusias 30 sekundžių. Guoga virš vartų. Ir štai koks įvartis iš nulinio kampo. Muša įvartį Kaunas Hockey. Neįtikėtinai smūgiuoja Dmitrijus Prokopenkovas. Praktiškai nulinis kampas ir Rytulys atsiduria vartų tinkle. Aš jau minėjau apie pratęsimą, o likus žaisti 11 sekundžių. Porą sekundžių ir rungtynes 3-2 laimė Kaunas Hockey ir lygina serijos rezultatą. Šioje serijoje, pusfinalio serijoje, rezultatas lygus 1-1. Dėkoju visiems Ledo Ritulio aistruoliams buvusiems kartu. Aš Gintaras Brazdžionis tariu sudie.